Dabar norėčiau, kad dar mintimis apie šią vietovę pasidalintų didžiai Lietuvai prisidėjęs įvairių paminklų atstatymų, įvairių savanorių, lentų įamžinimo, žurnalistą Vilių Kavaliauską. Labą dieną, mėlyjei. Aš manau, kad šiandien pirmiausia tai reikia šnekėti apie Baltijos kelią. Jisai yra savotiškų tapęs nuo tokio lakmuso popierėlių. Dabar netgi politikai pradeda savo karjerą nuo to aiškindami, kurioje vietoje jie stovėjo Baltijos kely. Dažniausiai jie meluoja, žinoma, nes kažkaip labai dažnai keičiasi ta lokacija, kur jie buvo, nes vis dėlto, kai žmogus yra išlindęs į viešumą, jis gali būti atpažintas. Aš galiu tiesiai šviesiai pasakyti, aš Baltijos kely nedalyvavau, aš nebuvau tuo metu Lietuvoje, bet jame dalyvavo mano tėvai. Ir mano tėvukai yra smetoniniai mokytojai, jų buvo, jau jų nebėra. Ir žinot, kai man reikėjo tvarkyti po jų mirties visus popierius, aš radau labai daug nuotraukų. Ir aš supratau, kad tas dalyvavimas Baltijos kely, tai buvo ko gero didžiausias jų gyvenimo darbas arba įvykis. Jie, aišku, pergyvenė ir tas prieš tarpukario Lietuvą, ir karą, ir vieną okupaciją, kitą okupaciją, bet va šitas Baltijos kelias jiems tikrai daug ką reiškia. Ir sakau, mes iš tikrųjų jį šiek tiek dievinam. Bet pasižiūrėjus į mus, jeigu čia stovėtų veidrodis, jūs pažiūrėtumėte į save, jūs suprastumėt, kad čia atėjo tik tai tie žmonės, kurie tą Baltijos kelią matė. Tai reiškia, kas gimė po to, čia netėjo. Jiem tas Baltijos kelias nėra svarbus. Ir matyt, čia yra mūsų visų klaida. Apskritai, aš galvoju, tai buvo labai gražus, romantiškas įvykis mūsų istorijoje, labai pastebėtas pasaulyje. Tai buvo kažkoks iš tikrųjų pakilimas. Nuo 88 metų iki 91 mes gyvenom vienu įkvėpimu. Po to dar gyvenom iki 2004 metų, nes stengiamės kažkokias idėjas rutuliojam. O po 2004 metų, kai mes įstojom ten, kur norėjom, visos mūsų idėjos pasibaigė, mes iš tikrųjų maudomės toj pačioj savo balui. Ir va čia yra mūsų tai, kad mes turim gražių pavyzdžių, bet tai dėja tik pavyzdžiai. Mes neišugdėm savo jaunimo, nei viena partija, nei mano socialdemokratai, aš esu socialdemokratų partijai, nei nacionalinis susivienijimas, nei net konservatoriai, jie neturi to jaunimo, kuris sakytų, va tai buvo iš tikrųjų tai, kur mes galėtumėm sekti. Žinot, iš kitos pusės, to Baltijos kelio šiek tiek ir bijosi politikai. Bijosi todėl, kad politikai nori politiką daryti tik tai jie vieni. Stengiasi be žmonių. Žiūrėkit, kodėl pas mus neveikia referendumo praktiškai įstatymas. Žmonės negali pasakyti savo nuomonės. Aš neseniai aptikau, kad netgi apklausų niekas nerengia. O man reikėjo, aš per Vilmorus užsakiau apklausą apie sporto rūmus. Man apklausė 1000 žmonių. Žinot, kiek sumokėjau? 230 eurų. Tai va, nei vyriausybė, nei saugumas, niekas netyria, ką galvoja žmonės. Bijo, kad gali pataikyti ant to, kad staiga pamatys, kad dauguma galvoja kitaip, negu galvoja politikai. O čia yra mūsų bėda. Aš dabar gal pasinaudosiu šiek tiek progą, grįšiu dar ir prie šito pastato. Šitam pastatui aš atidaviau gal savo 8 gyvenimo metus, nes man vis teko būti atsakingu už žydų bendruomenės problemas ir neišvengiamai aš visuose buvau ten tokiose darbo grupėse, komisijose, visa kita ir dažniausiai dėl sporto rūmų. Aš galiu pasakyti, aš buvau visiškai neviltyje, net ir buvo rinkimai. Mes taip laukiam, kad po rinkimų viskas pasikeis, kad ateis kažkas kito. Niekas nepasikeitė. Vėl tas pats, vėl murkdėmės, čia vėl tos visos istorijos paskutinės. Ir staiga buvo kažkokia kaip stebuklas. Prieš kelias savaitės vyriausybė priėmė nutarimą, kad ne. Grįžtam prie seno, naikinamas yra kažkoks tai keistas labai nutarimas Šimonytės,
paskutinę vyriausybės gyvavimo dieną jie padaro protokolinį išrašą iš ministrų pasitarimo. Protokolinis išrašas, kuris nieko nereiškia juridiškai, jis net nenumeruotas. Tiesiog protokolinis išrašas iš ministrų pasitarimo, tai yra tada, kai ministrai susirenka valgyti pietus ir tarp kotleto ir kompoto jie kažką tai dar šnekasi ir sako, o įrašykim dar į popierius va dar šitą klausimą. Ir prieš tai buvo dar Skvernelio vyriausybės, buvo priimtas vyriausybės nutarimas dėl sporto rūmų. Apie tai, kad patvirtint projektą, kad juos atstatyti ir visą kitą, kad čia bus, tik buvo ten numatyta vieta, yra labai normali vieta, 300 kvadratinių metrų ir žydų tų kapinių memorialai. 300 kvadratinių metrų. Iš viso šitas pastatas ir turi 14 000 kvadratinių metrų. Čia visiems užteks vietos. Ir sakau, prieš visai, čia matytai buvo paskutinis galbūt Palucko koziris gelbėjant save, kad vyriausybė staiga grįžo prie Skvernelio nutarimo. Tai yra naikinamas tas Šimonytės popieriukas, kuris, sakau, netgi neįsivaizduoju, kaip jis buvo priimtas ir dėl ko jis priimtas, jokios logikos nėra. Pastovi mano draugai žydai, reiškia, jie sako, mes sveikinam šitą naują paskutinį vyriausybės nutarimą, mes įsprendžiam visas problemas. Žydam šito pastato nenorėjo, jie nenorėjo, kad čia stovėtų antisemitizmo, reiškia, kažkoks tai mūras, kur mes visą laiką gautumėm pretekstą kažkokias kelti pretenzijas mūsų bendrapiliečiams žydams. Jiem to nereikia. Jie nori normaliai gyventi ir čia bus visiems užteks vietos. Ir čia bus, aš dabar buvau pas kultūros ministrą, pas Birutį, tiesa dar tuo metu, kai vyriausybė dar nekeitė savo vadinamosios nuomonės į senasias žydų kapines. Ir Šarūnas Birutis sakė, žinai, sako, aš galvoju lygiai taip pat, bet problema yra mūsų premjeras. Premjero dabar neliko, vyriausybė priėmė sprendimą, aš manau, aš tikiuosi, nors aš negarantuoju, kad viskas bus tvarkoje. Tai praktiškai mums galbūt kariauti ir nereikia, bet tą procesą labai reikia stebėti. Yra labai svarbus argumentas šitam pastatui prikelti gyvenimui. 27 metais Lietuva pirmininkaus ES taryboje. Jeigu šitą pastatą atstatyti, kainuotų tarp 40 ir 50 milijonų. Tai irgi pinigai. Čia, žinot, čia ne nacionalinis stadionas, jau, žinot, normalios kainos, bet taip irgi reikalingi pinigai. Ir pirmininkavimui ES tarybai bus kažkokie Europos pinigai, bus kažkokie skiriama ir čia galėtų vykti visi pirmininkavimo renginiai. Nes labai gražus vaizdas, pasižiūrėkit, į pievą, visi viešbučiai čia, niekur nereikėtų tiem žmonėm keliauti diplomatam ir visą kitą. Lietuva labai gerai ir tas Lietuvos pirmininkavimo ta problema, mūsų problema, valstybės problema, tapo šiokio tokio išgelbėjimo ratu šitam pastatui. Manau, kad jeigu valdžia nesudrebės, jeigu galų jie baigs tą formuotą vyriausybę, mes net nežinom dabar pas kurį ministrą reikia eiti pas inovacijos ir ekonomikos ministrą, kultūros ministrą, vis dar neaišku, kas tie ministrai bus. Tai vat, kai šitas viskas susitvarkys, tada reikia forsuotai viskas sutvarkyti su finansais, kad čia turėtų pradėti dirbti. Čia iš tikrųjų pastatas, kuris yra mums labai labai svarbus. Už šitą vietą visą laiką kovojo, kad čia kas. Aš atsimenu, čia vykdavo šitie jedinstvos mitingai. Aš kaip žurnalistas turėjau čia ateiti, visą laiką rašyti apie juos stebėti. Aš atsimenu mano kolegą Rupeika, kuris savo radio reportažę davė reportažą iš šitos vietos ir visur fone girdėjusi šunų lojimas. Ta vargšė mano kolega vos neištieškė iš darbo, nors jau čia buvo viskas atgimimas, viskas buvo tvarkoj, bet aš turėjau liudyti, kad ten iš tikrųjų kažkas tai vedžiojo šuniukus ir labai garsiai lojo, nustelbdami tuos jedinstvos veikėjų žodžius. Žodžiu, šita vieta yra istorinė. Mes kurie čia susirgome, mes irgi esame istoriniai, nes jūs tikrai dalyvavote Baltijos kelyje, ne taip kaip mūsų politikai, kad pakeltų savo vertę. Tas Baltijos kelys yra mums reikalingas, bet jisai užžiūri mes jį kaip į savotišką dievybę,
mums reikia gyventi naujai, mums reikia būti pilietinė visuomenė kurti. Mes daug ko neturim. Iš mūsų, net mūsų svečiai, užsienio diplomatai, kurie čia bazuoja, sako, mes nesuprantam jūsų, kodėl jūs nepasinaudojat konstitucijos galimybėm, kodėl jūs nepasakot savo balso dėl daug ko. Ir čia mes turėjom susirinkti gal 100 žmonių ir sakyti, va, tas nepadaryta. Tai va, mes turim būti aktyvesni ir tada mes turėsim tikrai gerą pilietinę Lietuvą. Ačiū.